Sveiki, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Ir šiandien aš kalbėsiu apie tai, ką svarbu žinoti pasirašant notarinę sutartį. Notarinės sutarties pasirašymui su notaru būtina susitarti iš anksto. Notarinės sutarties pasirašymo metu visada turi dalyvauti visi turto savininkai arba jo įgalioti asmenys. Visi asmenys, žinoma, su savim turi turėti galiojančius asmens tapatybės dokumentus. Visus pinigus už perkamą nekilnojamąjį turtą pirkėjai sumoka iki notarinės sutarties dienos arba tą pačią dieną, išskyrus, žinoma, tuos atvejus, kai perkama su banko paskola arba tiesiog dėl atsiskaitimo susitariama kitaip. Pasirašius notarinę sutartį, nuosavybės teisė iš karto pereina pirkėjai, o duomenis į registrų centrą perduoda pats notaras. Šiam kartui tiek. Jei turite man kažkokių klausimų, jeigu jums galbūt reikalinga mano pagalba parduodant, skambinkite žemiau nurodytų telefonu arba rašykite man elektroniniu paštu. Sėkmės!